Goriminė medžioklė klube, kurios nebuvo apie 5-6 metai. Medžiojam, briedžio jaunikliai, patelių nemedžiojam, elnę medžiojam viską, stirnos, šernai, plėšrūnai. Ieškote naujo termovizoriaus? Opticspo.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių, taikiklį ir priedėlį. Sveikinu jūs visą bendruomenę medžiotojų. Nuvilnijo jau senai, jau tiesiog praėjo keletą dienų, kai buvo švenčiamas Robertinis. Bet kaip gerai, kad mes ištaisome klaidą, jau visi užmiršo, o mes švenčiame. Taigi, myli broliai sesės, džiaugiuosi, kad esate čia. Ir šiandieną mes visi čia esantis prisidėsime prie Marijos. Mes nueisime į mūsų grotą, kuri padaryta, ir nuo medžiotojų bendruomenės, jūsų vadovas, šiandien pakabins rožę. Taigi po šventųjų mišių bus rožančius pašventintas bažnyčioje ir nuo visų jūsų vardų, nuo jūsų intencijų visų bus pakabintas rožinis Marijos grotoje. Taigi šiandieną šitą gražią akimirką tikrai norisi kartu džiaugtis su jūsų bendruomenė. Ir gražu man labai, kad yra labai graži tradicija. Jau daug metų čia jūs ateinat melstis. Žinoma, dabar yra žmonės, kurie gilesni tikėjime, ne tiek gilus. Bet žinot, gyvenime yra kaip bendruomenė, tai mus apjungia žmogiškumas. Ir ta žmogiška mūsų siela, jinai labai jaučia kiekvieną žmogų. Ir man atrodo, kad jūs, kurie šiandien peržengėt šventovės mūsų ribas, pamatėte, kai mūsų šventovė keičiasi, mes apskritai visi galime keistis. Ir bažnyčia visada kiekvieną žmogų pakviečia keistis. Ir šiandien jūs susitikę vienas kitą, kiek daug papasakosite nuotykių visokiausių. Tai yra gyvenimas. Ir kitaip nebūna. Taip pat pradžios knygoje 27 skyriuje yra rašoma: imk savo medžioklės įrankius, strėlinę, imk lanką ir išėjęs į lauką sumedžiok ką nors. Brangieji, ir jūs šiandien paėmėte jau medžioklės įrankį. Ir štai šiandien jūs eisite medžioti. Svarbiausia, tai Dievas jūs laimina, kad štai jūs atėjote, padarot kryžiaus ženklą, atsiklaupę, išgirstate Dievo žodį ir jūs išeisite. Ne dėl to, kad reikės jums atsinešti į namos kąsnį ir pavalgyti. Man atrodo, kad jūs visi turite. Bet jūs esate medžiotojai, suprantantis įstatymus. Ir puikiai orientuojantis šitame gyvenime, kaip reikia elgtis. Ir jeigu jūs bėga žvėriukas, jūs mokas žaibiškai sprendimą priimti, ar čia yra
motinėlė, ar čia tėvelis yra, ar čia reikia palikti, kad paliktų palikumo, ar tai štai tą reikia kuo greičiau paimti iš bandos. Bet jūsų išmintis tą liudija. Ir žinote, vėl šventajame rašte yra rašoma, patarlių knygoje, 12 skyrius rašo. Tinginys nekepa medžioklės laimikio. Bet darbštumas yra brangaus žmogaus turtas. Aš labai noriu pasakyti, kad būkite darbštus, būkite labai jautrus. Ir gyvenime taip gyvenkite, kad tą gėrį, grožį, kurį nešate savyje, mokėtumėt išdalinti. Ir tas žmogus, kuris yra šalia jūsų, pajaustų, kokia jūsų širdis. O šiandien aš jūsų visą širdį, medžioklės, tą visą dvasią pavedu Marijos globai. Ir jūs, aš minėjau pradžioje, kai mišios baigsis, bus pašventintas rožinis. Aš jį pabučiuosiu ir medžioklės jūsų pirmininkas, vadovas pakabins Marijos grobį. Ir ten bus viskas atvira dieną naktį, prieš žmogus užeiti, žvelgti, nusikabinti, melstis. Pašventinsiu šitą rožinį dabar. Bus pakabintas Marijos grotoje, molėtų šventoriuje, kas į jį pagarbiai pažvelgs, kas maldingai kalbės, tavo gailestingumo rėmėmi, tegul išvengs visokių nelaimių bei pavojų gyvenime, apdovanok juos apščiai savo malonėmis, o mirties valandoje pati švenčiausioji mergelė Marija, juos gerais darbais pasipuošusius, čia nuveda pas tave, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Kaip bažnyčios atstovas, kaip kunigas, jūsų nuomonė apie medžiotoją, medžioklę kaip veiklą, ką jūs galite pasakyti? Aš sakyčiau, kad šventasis raštas irgi labai gražiai pasako, net jeigu žiūrėti į pačią Biblijos pradžią, Dievas sukūrė dangų žemę, sukūrė gyvūniją, medžius, jūrą, jis tobuliausią kūrinį žmogų ir pasakė, valdyk ir viešpatauk. Aš šiandien minėjau tikrai, kad šventame rašte ir išminties knygoje, ir patarlių knygoje, ir pradžios knygoje pasakyta, kad eik ir sumedžiok tą ir tą. Tai aišku, juk žmonė gyvena visais laikais maitinusi ir čia šitas tiesiog medžioklės būdas, jis yra nuo amžinųjų neįsdraudžiamas ir iš tikrųjų visada žmonė tuo gyvena ir džiaugiasi. Iš tikrųjų, manau, kad niekada ir nenumirs, niekada. Turbūt medžioklė visada bus turbūt dar toks momentas, kad reikės ją pareguliuoti visada, jeigu dabar mato tikrai daro žvėrys labai nuostolį, tai turbūt reikės daugiau jų išimti. Jeigu jų labai sumažėjo arba prie nykstančios ribos, turbūt visada pasakys, kad nereikia medžioti, bet turbūt žmonės maitinasi žvėrimis ir maitintis. Ir bažnyčia nedraudžia niekados. Ačiū. Gerai, geros nuotaikos visiems, valio medžioklėms nariams visiems, taiklių šūvių ir geros nuotaikos ir viešpats tegu laimina, o šventasis Hubertas iš dangaus tiesiog siunčia malonės. Šitą Marijos grotą atsirado labai nesenai, tik tai prieš 2 mėnesius, rugsėjo 15 dieną. Čia buvo toks šiukšlynas. Ir tada mes viską išvalėm ir padarėm tą Marijos grotą. Šitą Marija stovėjo lauke, tenais ant bažnyčios tokio nišo buvo tokį baltatėją nutapę. Ir dabar taip sugalvom, kad Marija tą rožinę laiko, tai padarėm Marijos rožinę grotą. Tas rožinis yra nuo medžiotojų bendruomenės. Savivaldybė ir medžiotojas yra gan glaudžiai susiję. Ir žalos, ir viską.
Kaip jūsų bendravimas su medžiotojais? Gal kokių nusiskundimų, gal patarimų, ar viskas gerai idealiai pas jūs? Savivaldybė su medžiotojais vis kaip ir sutarė, jokių čia problemų mes neturim su jais, bendraujam, bet aišku yra problemų, kada padaro žalą kažkokią. Tai paprastai mūsų pozicija yra tokia, kad medžiotojai turėtų kažkaip geranoriškai su savininkais sklypų susitarti ir šiaip tų prašymų labai, kad atlygintų žalą, labai daug neturim. Tai vadinasi, medžiotojai tvarkosi, jūs yra... Kažkaip tai medžiotojai vadinasi susitvarko, su gyventojais suranda bendrą kalbą. Aišku, vilkai čia toks pagrindinis mūsų rūpestis, bet šiemet dar papildomai gavo leidimą, tai kažkaip tai randam tokius bendrus taškus, kuriuose savivaldybės medžiotojais gali. Naujai plotus dabar mačiau daugumai patvirtino sutartis. Tai kaip ir iš gyventojų labai didelių nusiskundimų iš tikrųjų savivaldybė negauna, tai vadinasi, bendradarbiavimas vyksta. Linkiu ir toliau išlikti gamtos pilietojais, būti jos draugais ir kad tas pomėgis nevirstų amatu, o tiesiog gražia tokia laisvalaikio praleidimo forma. Sveikinu visus su Hubarto diena, nors ir pavėluota, bet kaip sako, geriau vėliau negu niekada. Tai mūsų rajone įvyko šiandien Hubarto diena ir ta proga numatyta goriminė medžioklė klube, kurios nebuvo kiek jau nebuvo, 5-6 metai. Net sunku prisiminti, kad čia nebuvo. Tai susirinkime buvo aptarta, kad toli nuo namelio nenutolsim. Pirmiausia, žiūrėkim saugumą, o po to laimiklių. Taip, kad saugumas ir dar kartą saugumas medžioklėje. Darysim kokią 3 varymų, pažiūrėsim, ką mums Dievas atsiuntė, kaip sako. Tai medžiojam pas mus priimta taip, briedžio jaunikliai, medžiojam, patelių nemedžiojam, elnę medžiojam viską, nes viską leidžiam šiemet, stirnos, šernai, plėšrūnai. Pirmas varymas bus va čia va link namelio, šitą va pusę. Eisim pėsti atsistoti į liniją čia peškom, kad mašinų čia nejudinti ir nedaryti pašalinių garsų. Netolimas užėjimas, o varovai užvažiuos. Kaip? Šuniukai pasigavo kažką, bet nieko nesulaukėm. Voveraitė? Yra. Va. Tai senais brūzgynais ten praėjo, ir ten, tai senais krūmis ten užlindo. Kas? 2 stirnos. Briedį keistų balsą. Jeigu išgirsit storą balsą, žinokit, kad tai bus jau kažkas tai... Plonu balseliu. Plonu balseliu, tai kaip sakant, stirna, lapė kokia nors, zuikis ten ir panašiai. Ir gali dar plius, reiškia, šviežią pėdsaką. Irgi lygiai taip pat. Galvom, kad čia pėdsaką. Nu. Tai va. Bet stirna tai kaip buvo, matėm, varant, kad jis... Man tai toli buvo, tai aš tik tai galvau, čia gerai stelis yra vidury pušyną, sakau. Gailiušiai čia labai gerai, ir saugutina, ir laukai. Nepasduoda jokiam
paėmimui, žinai. Kietas, bet matai, kad čia išėjo kitaip. Ieškote naujo termovizoriaus? opticspo.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių taikiklį ir priedėlį. Knockpicks iš Inferiai. Išskirtinai medžiotojams sukurtas termovizinis taikiklis Ace. Optinis artinimas išlaiko aukštą termovizinę raišką su tolimačiu integruotu į objektyvą. Knockpicks. Premium linija medžiotojams iš Inferiai. Ieškote naujo termovizoriaus? opticspo.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių taikiklį ir priedėlį. Kol susirinks varovai, sustokim, įsiaiškinkim, kam koks laimingas skaičius bus. Kaip visada stojam tenai, nu tik gali, ne? Krūmus stosim, nu kur? Na. Tarp šitų dviejų. Nu, Dauboj šitų. Dauboj, tai viskas tvarkoj. Aš tada galėčiau užvežti ir tada iš kitos pusės, reiškia, atsistoti kažkur. Tai tenai, kur yra namas, bet dabar namas jau jisai atstatytas ir tenai žmonės gyvena. Tai ir tai namo jau nelabai išeis pasistoti. Tu link Stirnių tos pusės kažkur. Jo, tai, ant kalnų kažkur tai bandytų. Tai gerai, tai tu nestovėk liniai, žinai tų vietų. Žinau. Sio, aš tada link tavį tenai užvedinėsiu. Gerai. Nu va, kaip svečias iškart pirmas. Pirmas, antras, trečias, 10, 11, 12, 13. Biškį va nuo asfaltą pastrauk, nes ten kampe gali išeidinėti, žinai. Gerai? Gerai, gerai. O asfaltas va čia va. Šiandien, aišku, šventinė diena. Visą laiką noris prie šventės didesnės šventės turėti, bet medžioklė buvo 3 varimai. Nį vieną šūvę nepadarėm. Praleidom gražiai laiką be šūvių, kaip sakyti. Dėkingas visiems esu medžiotojam. Visi buvot kultūringi, atsakingi. Tai vat, ačiū jums visiems.
Ieškote naujo termovizoriaus? opticspo.lt. Geriausia vieta įsigyti termovizorių taikiklį ir priedėlį.